renginį, nebijo kalbėti, buvau pirmą sykį. Labai patiko organizatorės. Ir labai gražiai priėmė, net kartais buvo nepatogu, kaip taip sutinkami esam. Kaip aš buvęs, tai daugiausiai žmonių iš visų miestų yra susirinkęs. Labai geri įspūdžiai, man labai patiko Utenoj. Pati buvau pirmą kartą šiai iniciatyvai, tai man yra labai geri įspūdžiai. Uždavinėjo tikrai įdomius klausimus. Daug klausimų buvo, viskas aktyviai dalyvauti, labai smagiai mus priėmė, čia labai viskas smagu buvo iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tai labai nesigailiu, kad atvažiavau, nes turėjau galimybę pirmą kartą pamatyti skambinantį iš arti. Tikrai gavo atsakymų naudingų, kuriuos galės savo gyvenime kažkaip pakeisti, kai jų kas nors sakys, kad aš galvoju apie savižudybę, tai jau žinos, ką tada daryti. Tai manau, kad čia svarbiausia dalykai jau padarė. Tirpstantis ledas, rudeniu kvepiantis vanduo, kylantys paukščiai, krenta į žemę kaip akmuo. Viskas iš naujo, begalinė daina, kūnas ir kraujas, pelenai danguje. Juoda ir balta, pačios gryniausios iš spalvų, tenka pamiršti, kad prisimintum iš tiesų. Viskas iš naujo, begalinė daina. Čia keli klausimai, kurie kartojasi. Dėl kokių priežasčių Lietuvoje vyksta daug savižudybių? Ir kitas, iš kur toks didelis savižudybių skaičius? Mes nesame vienintelė tauta, kuri buvo okupuota SSRS. Būtent, ir mes nesame vienintelė tauta, kurioje yra toks didelis savižudybių skaičius. Latvija, Estija, Ukraina, Rusija, tai yra tos šalis, kurios labai turi panašų savižudybių skaičių kaip mes. Ir dėl to mes kartais irgi taip bereikalo susikoncentruojam, kad mes esam ta savižudžių tauta, turim kažkokį geną savižudžių. Nieko panašaus. Yra, pavyzdžiui, Rusija yra tokia didelė, 100 milijonų gyventojų, ir aš žinau, kad kai kuriuose Rusijos regionuose, kurių dydis yra toks pats kaip visos Lietuvos, savižudybių skaičius yra dvigubai didesnis negu Lietuvoje. Nors Lietuvoje jis yra labai didelis, kelis kartus didesnis negu kitur Europoje. Tai mes neturėtume taip savęs kažkaip tai priimti kaip tokių nelaimėlių, kurie vienintelį tą problemą turi. Man atrodo, tas labai svarbu, nes kai mes, čia dalis atsakymo, dėl kokių priežasčių Lietuvoje vyksta tiek daug savižudybių, tai aš manau, kad ta tokia bejėgiškumo atmosfera pas mus yra labai didelė. Tai, ką ir Andrius pradžioje minėjo, kad mes laukiam, kol kažkas ateis, kažką tai padės, išspręs problemas. Ta pati atmosfera atsispindi ir kartais ir laikraščių antraštėse. Žmogus neteko darbą, nusižudė, tarsi tai yra vienintelis dalykas, ką tuo metu gali daryti. Ir ta bejėgiškumo atmosfera mus yra iš tikrųjų labai labai stipriai užvaldžiusi. Užtenka, nežinau, dabar, pavyzdžiui, kai pasižiūri Prancūzijoje, žmonės ten dėl 2 metų pensijos padidinimo nesiruošia, sakant, nusileisti ar ten pulti į bejėgystę, o kovoja už save. Man atrodo, aš neraginu eiti į gatves ir tokiu pačiu būdu kovoti, bet man atrodo, pas mus labai yra daug tokio bejėgiškumo ir laukimo, kad kažkas tai turi kažką tai atnešti, duoti. Čia kaip toj knygoj, kapitono Vrongelio nuotykiai, tokia yra knyga, paauglystėj skaičiau. Tai ten pasakyta, kaip tu laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Tai aš tai būčiau linkęs pervadinti kažkaip Lietuvą, kad Lietuva nėra savižudžių kraštas. Ir mes turėtume su šito lozungu pradėti kalbėti. Ir mes turim visą pagrindą tą padaryti dėl to, kad prieš Antrą pasaulinį karą Lietuvoje savižudybių buvo vienas mažiausių skaičių Europoje. Oras čia nieko dėtas, mūsų genai nieko dėti. Kiekvienoje šalyje surasit 5 legendas, kurios yra tokios pačios kaip Pilėnų legenda. Kiekvienoje šalyje surasit
kažkokių panašių istorijų. Mes nesam kažkokie tai, nežinau, nesveiki. Tu pati tobuliausia iš visų, gražiausia iš gėlių. Tai va buvo iš gėlių. Iš tikrųjų šita daina yra skirta šiam autobusui.